Tai keletą žodžių apie tai, kokie įstatymų pakeitimai yra svarstomi. Ir vienas iš tokių, kadangi nespėsim daug aptarti, bet viešo saugumo tarnybos įstatymas, nes tai susiję su valstybė, su piliečiais ir prie ko čia tos vandens patrankos. Na, iš tiesų, praeitą savaitę, ketvirtadienį plenarinėme posėdėje buvo svarstoma, su vidaus tarnybos įstatymo pakeitimai ir pateiktas pasiūlymas įsigyti vandens patrankas, riaušę malšinti ir aišku buvo teigiama, kad tai yra stadionam, tai yra krepšinio čempionatui, bet aš manau, kad šios priemonės yra neišvengiamos ir reikalingos, nes tokia situacija, prie kurios atėjome dabar ir privedė mus ne kas kitas, bet Andriaus Kubiliaus vyriausybė, tai tiesiog neišvengiamai reikalauja to, kad turime turėti tokias apsaugos priemonės, nes ir man teko pajokauti, kad turbūt, kad pensininkai ruošia šturmuoti Seimą ir konservatoriai tam ruošiasi ir perkasi vandens patrankas. Mums paskambino. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašau, prisistatykite ir klauskite. Aš norėčiau paklausti gerbiamo Seimo nario, kad atlyginimai grįžta į 2006 metus, bet tikriausiai jūs gal pamiršot ar kaip, kad mokesčiai mums kuo puikiausiai visur yra mokami 2009 metų. Ir kaip čia dabar reikėtų šitą reikalą suprasti? Ir batonai, ir duona, ir cukrus, viskas yra pabringę, nes PVM-as jau yra 21%. Tai iš tiesų aš sutinku su jumis pilnai, kad kainos yra 2009 metų, atlyginimai grįžta į 2006 metus ir tai yra labai blogai, nes kiek atsimenu, tai valdžia nesėmė nei vieno žingsnio, kad būtų galvojama, kaip atgaivinti pramonę, atgaivinti ūkį, skatinti verslą. Tiesiog buvo užsiprogramuota ties taupimų, karpimų, mažinimų ir jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad realiai kainos tai nemažėja, paslaugų kainos nemažėja, o reiškia atlyginimus mažinant planuojama yra subalansuoti biudžetą. Taip nebus. Ir aš kada kalbėjome apie pridėtinės vertės mokesčio didinimą, tai yra PVM didinimą, ir pirmą kartą iki 19% ir antrą kartą iki 21%, tai aš ne kartą sakiau, kad pridėtinės vertės mokesčio didinimas tai yra ne kas kita kaip verslo smaugimas ir vartojimo stabdymas. Ir kai sustos vartojimas, tada mes turėsime didelių problemų. Ir aišku, tos problemos jau dabar labai sparčiai auga, didėja ir mes matome, kokia realiai situacija šiandien yra šalyje. Tai kaip aš ir minėjau, kad padidinus 2% punktais, tai prekės pabrangsta maždaug 10%. Taip ir atsitiko, nes realiai prekę reikia pagaminti, gamintojas uždeda, žaliavų tiekėjas uždeda 2%, vežėjas uždeda, prekybos centras uždeda 2% ir taip toliau ir susidaro maždaug 10% antkainis. Tai vienas iš mūsų pasiūlymų, jeigu atsitiktų taip, kad socialdemokratai grįžtų į valdžią, tai yra pridėtinės vertės mokesčio mažinimas. Mums paskambino. Labas vakaras. Labą vakarą. Prašau, prisistatykite. Norėčiau jūs paklausti, dabar kalba eina apie apskaičių naikinimus ir kažkokių funkcijų perdavimą kažkam kitiem. Kokį finansinį iš visą naudą iš to visą dalyką ir ar atliks, kas atliks iš visą tas funkcijas, kas atlikinėja, pavyzdžiui, apskaitai. Aišku, buvo ta įviemoji grandis tarp vyriausybės ir pavyzdžiui, rajonų, bet bendrai panaikinus dabar apskaitas, tai yra finansiškai naudinga ir iš viso kam tai naudinga. Ačiū, klausimą supratom. Tai iš tiesų ne vieną kartą esam pasisakę tuo klausimus, o tiek socialdemokratai, tiek aš asmeniškai, kad apskričių naikinimas realiai naudingas tik tai konservatoriam, kurie planuoja padarius reformą, sustatyti, įdarbinti savo žmonės ir, reiškia, sukurti jam darbo vietas. Nes realiai tai funkcijas bus perduotos arba savivaldybėms, arba grįš ministerijoms. Tai yra
tos funkcijos, kurios šiuo metu vykdomos, jos niekur nedings. Jos vis tiek turės būti. Tiek Šiaulių apskrities ligoninė, tiek, sakykime, slaugos, globos namai ir taip toliau ir taip toliau. Visos tos funkcijos išlieka, tik tai tiek, kad jas perima, dalį perima savivaldybė, dalį perima, reiškia, ministerijos, kaip aš minėjau. Ir kiekviena tokia reorganizacija yra naudinga tuom, kad galima pakeisti tiesiog administraciją ir arba administruojančių žmonės. Ir tai yra pagrindinis tikslas. Realiai niekas nepasikeis, o išlaidų tik padidės, todėl kad iš apskrities viršininko administracijos atleidų žmonės, jiems reikės sumokėti kompensacijas išeitinės ir daugeliu iš pusmetį, reiškia, už 6 mėnesius. Po to vėl atgal reikės tuos pačius specialistus priimti darbą, tiek žemėtvarkininkus, tiek kitus, nes kitų specialistų iš kitur nerasim. Tai vat realiai jokio sutaupimo nebus. Realiai bus kadrų kaita arba, kaip sakom, valymo politika. Kadrų valymo politika. Tai iš esmės tai tokie dalykai neturėtų būti ir aš manau, kad tai biudžetui tik kainuos papildomas išlaidas, realiai sutaupimo nematau jokio. Mūsų laidoje labai daug klausimų ir dėja labai mažai laiko visiems atsakyti, bet mes pasiruošę į juos atsakyti lygiai po 2 savaičių. Kol kas sakau ačiū Seimo nariui už dalyvavimą laidoje, gero darbo tradiciškai linkėdama Seime, ačiū žiūrovams, jūsų dėmesio tikimės lygiai po 2 savaičių tuo pačiu metu. Sudie. Viso geriausio.